Sveiki videoblogo pagal Jurgį žiūrovai. Ar kada nors esate dalyvavę kokioj nors veikloj, žaidime, kuris būtų susijęs su verslu? Nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra mafija, ar ne? Toks jau net profesionalo lygyje žaidžiamas žaidimas arba derybų lyga. Tai kuris susijęs su verslu, o kuris ne? Nu, abudu lygtai, nes mafija ten yra blefavimas, ten yra tų priešininkų atsirinkimas, derybos lygtai irgi darbe pritaikoma, bet lygiai taip pat ir namuose. Tai žiūrėkit, aš šį savaitgalį lekiu į Varšuvą ir tenai būsiu teisėjas vieno įdomaus žaidimo. Tai šitam videobloge noriu papasakoti apie tą žaidimą, kaip seksis žaisti, nes to žaidimo, jeigu aš neklystu, prizinis fondas yra 20 000 eurų, o dalyvauja 26 komandos, kurios nori tai laimėti. Tai yra žaidimas susijęs su verslu ir aišku, kad žaisdami kažkaip tai praktikuojamės, ką galim pritaikyti darbe. Tai neišjunkit, netrukus būsiu Varšuvoje ir papasakosiu daugiau, kas mane pakvietė, kaip vadinasi tas žaidimas, kokios taisyklės ir pabandysim gal slapčia nusinešti kamerą ir šiek tiek pafilmuoti tokių detalių, kur gal bus jums visai naudinga ir įdomu sneak peekint. Atvykau į savo kambariuką, nei toks didelis, nei to mažas, su vaizdu. Nėra blogai, 9 aukštas. Aišku, čia gal 25 aukštai. Galėjau gal ir aukščiau paprašyti, bet kažkaip nepagalvojau. Šiaip manau, kad reikia eiti pasportuoti. Tai yra galimybė, kuri pasitaiko nedažnai, kad aš esu vakare, be jokių įsipareigojimų, nieko neturiu niekam padaryti, parašyti, nusiųsti, pasiruošti. Man labai patinka toks statusas. Teisėjo statusas tai yra pats lengviausias bet kokio užduotį. O kokios užduoties teisėjas, tai aš jau tuoj papasakosiu. Bet einu pasportuosiu, atsigausiu, kvėpsiu, iškvėpsiu po sunkios darbo dienos ir manau, kad viskas bus gerai. Ir viską aš jums išaiškinsiu. Nu labai man pasisekė su viešbučio. Puikiai sporto salė. Didelė. 10 km nubėgau. Dar padariau tokias geras 3 serijas ant kilimėlio. Tai užskaitau praktiškai visos savaitės sportą. Aš negaliu nepasinaudoti tokiu gražiu pavasarišku rytu Varšuvoje. Nelyja, bet matau vėjuotą, užsidėjau kepurę, einu bėgti šiandien. Rytas, 7 ryto, ankstyvas, bet kodėl neišnaudoti, jeigu tik tai tu gali ir nori, ne? Gerai, tai ko aš čia atvažiavau į tą Varšuvą? Prieš daugiau nei metus laiko įstojau į tokį klubą Bizon su tikslu, kad padidinsiu savo Lenkijos įmonės žinomumą, pardavimus, rasiu naujų partnerių, lengviau susitarsiu su institucijom ir su bankais. Stodamas ilgai ieškojau kažkokio tai vieno klubo, kuris būtų, kaip čia, apjungtų daugiausia verslininkų, daugiausia tų bankų, institucijų. Ir per rekomendacijas susiradau tokį klubą Bizon. Kaip įstojau į Bizon klubą, paaiškėjo, kad klube yra nedidelė dalis Lenkų, kita dalis tai yra išeiviai iš Ukrainos. Tai Bizon klubas kartą kas mėnesį, gal šiek tiek rečiau, organizuoja įvairius renginius. Tai šiandien bus verslo čempionatas, jie taip vadina tą renginį, ir mane kaip klubo narį pakvietė būti to čempionato teisėjų. O čempionato prizinis fondas net 20 000 eurų. Tai yra 3 komandos pasidalins 20 000 prizinį fondą. Ar tai nešaunu? Ir vienas iš 8 teisėjų būsiu aš, kuris tą nuspręs. Tai einu dabar papusryčiauti, nekreipkite dėmesio, kad šiek tiek teku, išbėgau šiandien ryte į tą nuostabią Varšuvą prasibėgti, buvo žiauriai sunku, matyti po vakar tų 10 vis tik buvo sunku. Tai, nu ką, eisiu ir papasakosiu toliau, kas ten bus. Taigi biškai papasakosiu. Turim VIP zoną, bet VIP zoną renkasi Bizon klubo VIP narystės matyti tie nariai. Čia susirinka visi kiti, kurie yra pakviesti, atėję. Reiškia, šiandien, kad laimėt 20 000 eurų, varžysis 26, jeigu neklystu, komandos, gali būti mažiau, gali būti daugiau. Ir viskas vyks nuo 10 ryto iki 18:30. Bus keletas užduočių. Pirma užduotis tai teisinga registracija ir komandos subordinacija. Antra užduotis tai yra atsakyti į anketos klausimus pateiktus, bus 8 klausimai, kas greičiau, kas tiksliau, į juos atsakys, tas gaus taškus. Tada bus derybų lyga, labai panašiai kaip vyksta ir pas mus Laimoną. Tai yra žmonės eis ant scenos,
po 4, kitaip sakant, vienas varžosi, o vienas yra jo sekundantas. Galima su juo pasitarti, mes kaip teisėjai vertinsim pagal tam tikrus kriterijus, kurie iš karto nustatyti yra organizatorių. Tada investicinis verslo projektas, jį reikia paruošti verslo planą ir aprašyti tam tikrą formą. Jį vertinsim pagal rinkos tyrimą, pagal strateginius žingsnius. Tada, aišku, jį reikės 3 minučių pitchas pristatyti ir tada jau vertinsim, kaip buvo padaryta pats pristatymas ir prezentacija ir vertins netgi salė. Salė kiekviena komanda, 20 ar 26 tos komandos turės savo balus ir, arba kitaip sakant, tokius virtualius pinigus, kuriuos jie galės investuoti į tą projektą. Ir tai, kas sulauks daugiausia investicijų, nuo tų balų iš komandų, gaus papildomus taškus. Ir paskui dar yra, kaip čia, komanda numylėtinė, papildomi ten kažkokie 1-2 bonuso taškai. Žodžiu, surinkus per visą žaidimą 34 taškus, tai yra maksimumas, tu gali laimėti pirmą vietą, tai yra 15 000 eurų. Komanda bus iš kokių 9-10, gal daugiau narių, priklausomai kiek žmonių užsiregistravo iki paskutinio 8 minutės. Ir pagal tai bus galima jau, kaip sakant, nuspręsti, kaip jie dalinsis, po kiek jie dalinsis tuos pinigus, ar šis po 1000, šis mažiau, bet savaitgalį praleisti ir laimėti 1000 man labai patiktų. Gaila, kad aš negaliu dalyvauti, bet man kaip teisėjui irgi pasisekė, nes aš turiu progą pristatyti save platesnį auditorijai, jie galės mane įsivertinti, išgirsti daugiau. Vis tiek, tas, kas yra teisėjas, tas, kas yra ant scenos, visą laiką sulaukia daug didesnio dėmesio negu tie, kurie tiesiog dalyvauja. Kartais net ir pasyviai dalyvauja. Tai visą laiką rekomenduoju, užimkit geras pozicijas, tokiuose dalykuose stenkitės eiti save prezentuoti, pristatyti, kaip galima didesnį, platesnį auditoriją. Tai, kas patikėkit manim, kas buvo ant scenos, tas yra autoritetas daugumai. Čempionato dalyviai po truputį užminėja staliukus, džiaugiasi, visi skirtingai tvarkosi su stresu. 26 komandos plus 1 staliukas atsarginis, jeigu kažkas pasikeistų, ir tada mūsų teisėjų staliukas. Tai reiškia, visi susės komandose. Mano akim žiūrint, stalas per ilgas, bet pažiūrėkit, kiek narių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, apie 14 dalyvių komandoj. Man atrodo, kad tam žmogui jau per toli nuo to žmogaus susikalbėti. Ir mūsų teisėjų vietos, mikrofonai, vanduo, kas yra svarbiausia. Čia bus scena, pitchins, vedėjai bus ir žiūrėkit. Būsiu jums pamelavęs, ne? Tai yra prizai. Vis tik tai pirmai vietai yra 10 000, ne? Ai. Būsiu pamelavęs. Reiškia, tie 20 000 dalinsis jo. Taip, dalinsis. 4, 6 ir 10. Reiškia, pirma vieta 10, antra vieta 6, trečia vieta 4. Bet 4 irgi nėra blogai. Reiškia, kadangi šita diena bus labai intensyvi, nuo 10 iki 18:30, paskui eis visi va čia va papietauti. Ką tik vedėjas paskelbė, kad salėje 400 žmonių, tai rimtas čempionatas verslo. Sakyčiau, mum lietuviam apie tokius tik pasvajoti. Pasibaigė pirma dalis, gavome tokią salę atskirą, kad neužpultų teisėjų. Dabar visi grįžo po pietų, prasideda antra dalis, dabar laukiam reitingų lentelės. Antra dalis, dabar verslo planas, investicijos pristatymas ir tada ar atsiperkamumas yra ar ne. Dabar įsibėgėjo antra dalis, tai antroji daly yra labai svarbu sukurti verslo idėją. Labiau tai yra investicinis projektas ir ją prezentuoti ant scenos ir paduoti pristatymą teisėjam. Teisėjam yra priduodama verslo planas, vadinkim, praktiškai su visais punktais, o jau ant scenos bus prezentuojama ir vertinama ta jau, žodžiu, prezentacija, jos forma, grožis, trumpumas, konkretumas, bet yra labai svarbu, kad patiktų publikai, nes publika, kiekviena komanda turi 5 balus, kitaip sakant, tipo, virtualius savo investicinius balus, kuriuos investuos ir šitie balai lems, kas laimės iš tikrųjų. Jie to nežino, bet jie patys privalo investuoti ir tas balas ir bus pagrindinis rodomasis, kas laimės. Labas rytas, Vilnius, pirmadienio rytas. Šiek tiek koks langas mano.
nieko nesimato. Šiaip iš Varšuvos labai šauniai grįžau. Labai fainai, nes pasibaigė tas čempionatas, tada buvo galo vakarienė, buvau ant scenos. Sakau, jeigu norit išpešti daugiausia naudos iš tokių viešų renginių, reikia būti arba ant scenos, arba kaip šiuo atveju aš buvau teisėju. Gal teisėjų nesiūlyčiau būti. Taip mažai pažįstu, ką tenai tam klube, bet kaip pateisėjavus, tai daug ir atsirado priešų, nes aišku, kad visi, kur atsiranda pinigai ir kur atsiranda 20 000 eurų pinigų, tai visi automatiškai tampa labai irzlus ir labai preciziški vertinimam ir kitiem dalykam. Bet šiaip viskas praėjo labai gerai, tai apie formatą patį labai norėčiau pasikalbėti ir tikrai jeigu kas nors norėtų organizuoti kažką panašaus Lietuvoje, tai tikrai palaikyčiau, prisijungčiau, nes iš tikrųjų surinkus 26 komandas po 12-14 žmonių ir leidus jom iš pradžių ten susipažinti, padaryti tokį mastermindą, kur jie pristato, ką veikia, ko ieško, kas būtų pergalė, tai iš tikrųjų labai didelė vertė. Tai čia tarp 12-14 žmonių iš pradžių tą pasisakai. Tada bendras teamworkas yra iš tikrųjų labai faina, nes mes visi dirbam komandos, mes visi siekiam tikslo, bet tas komandinis darbas pas mus darbės toks rutininis tampa. O čia tu atvažiuoji ir tu, būdamas, pavyzdžiui, nuolatos lyderių, gali pabūti tiesiog dalyviu, arba atvirkščiai. Tai man iš tikrųjų patinka toksai formatas. Tai jeigu trumpai prasibėgant, tai iš pradžių komandos susirinko, turėjo gal pusvalanduką susipažinti ir pasisakyti, kas ką veikia, ko ieško. Toks formatas buvo. Būtinai pasakyti turi, kaip panai pusryčiuose kažkas panašaus. Tai ko tu ieškai? Tai iš tikrųjų labai padeda, nes žmonės nori padėti, nori nukreipti ir dažniausiai tu tokių susitikimo metu randi nors kokį sekantį žingsnį, kokį veikti. Tai mastermindas, tada buvo vokeliai, testai, buvo pateikti 8 klausimai ir reikėjo kuo greičiau pateikti atsakymus. Klausimai buvo su atsakymais, A, B, C variantais, tai nebuvo labai sunku, bet čia nugalėjo laikas ir nugalėjo preciziškumas, kas iš tikrųjų greičiau tą padarys, kas be klaidų padarys, susikaupė. Tai buvo tokių komandų, kurios atsiuntė po 3 minučių. Tai jūs įsivaizduojat, reiškia, jie visus 8 klausimus išsidalino ir skirtingas žmogus atsakinėjo, reiškia, per tą patį laiką. Buvo tokių komandų, kurios darė tą per 40 minučių. Kodėl? Todėl, kad ėmė pirmą voką, visi grupė atsakinėjo antrą voką, visi grupė atsakinėjo, tas ilgai užtrunka, tai aišku, kad laimėjo tie. Tada trečias dalykas, po tų jau anketų buvo išrinkti nugalėtojai ir išrinkti nugalėtojai, jau čia buvo pusfinalis, ėjo ant scenos pristatinėti, dėrybas. Tai yra, buvo duodama legenda, tai yra istorija, ir ten istorijos buvo labai skirtingos. Ten darbdavys su darbuotoju, du akcininkai skiriasi, klientas su tiekėju. Ir numatytos sąlygos, tu tas sąlygas perskaitai, tau garsiai perskaito ir visai scenai perskaito, ir tada yra 2 stalai. Pirmas staliukas ir antras staliukas, kitaip sakant, prie vieno staliuko viena komanda, prie kito staliuko kita, o iš komandos ateina 2 žmonės. Tai vienas yra sekundantas, jisai, kaip čia, padeda išbrainstormint tą idėją, kaip ginsit strategiją, kitas jau pičina, kaip sakant, veda tas dėrybas. Tai buvo visokių klaidų. Didžiausia klaida dėrybose, kas ir gyvenime aš labai pastebiu, kada tu jaudinės ir kada tu nori. Dėrybos tai yra 2 žmonių paieška tarpinio varianto. Ir tas tarpinis variantas labai svarbus, nes sako, kad mes žmonės 93, man atrodo, procentus galimų naudų arba galimo poreikio mes net neaptarėm. Pavyzdžiui, mes ten pradėjom kalbėti, kažko užsiciklinam, kad kaina. Ir deramės dėl kainos, o iš tikrųjų galbūt servisas reikalingas, galbūt ten paslaugos 7,24 ir tada tu negali mažinti kainos, nes sukuria didesnę vertę. Žodžiu, labai dažnai žmonės padaro tokią klaidą. Ateina ir pila. Ir buvo taip, pirma komanda išėjo ir buvo 2 staliukai. Dėrybos tai yra, kad turi leisti ir kitai pusį pasakyti. Ir žmogus visus 3 minutės, nes tik 3 minutės duotas laikas, ar ne? Jis visas 3 minutės sudegino, tiesiog sudegino kalbėdamas ir sakydamas visą, kaip čia, užpylė žmogų kalbom ir iš tikrųjų net nedavė tam galimybės kitam nieko pasakyti. Ir be abejo, aišku, kad jisai pralaimėjo. Ir jisai sako, tai kaip, tai kitas iš vis nieko nepasakė. Tai jo, tai
dėrybos tame ir yra. Jeigu tu esi stiprioje pozicijoje, o jisai tokioj buvo, tai tavo tikslas yra ne tai, kad išpilti viską, o susitarti. Ir pardavimuose kartais mes darom tokias klaidas, nes iš tikrųjų mūsųgi tikslas pardavimuose tai neužpilti klientą mūsų šnekom ten o išsiaiškinti, kas jam reikalinga, kaip reikalinga, kada reikalinga. Dažnai mes tipo, save giriam, o net į antrą pusę tą oponentą net neįsigilinam, kokie jo yra poreikiai. Tai va tas yra labai svarbu. Pasibaigus šitai daliai, vėl gavosi taškai ir tada jau pietų pertrauka ir prasidėjo įdomesnė dalis, tai yra verslo idėjos. Buvo 26 verslo idėjos, labai skirtingos, bet iš jų 10 buvo medicina. Tai medicina buvo nuo, psichologo hipnozės kapsulių, kas man labai patiko, vat į ofisus, kai statosi tie masažiniai krėslai, tai čia taip lygtai va tokios kažkokios masažinės, psichologinės, ten, žodžiu, hipnozinės kapsulės, kur žmogus galėtų restartuoti, atsistatyti. Šiaip iš tikrųjų tokios miego kapsulės jos egzistuoja, tačiau ten nebuvo, jose nėra hipnozės. Dalinai nėra, iš tikrųjų yra, nes groja tam tikra muzika, tam tikri garsai, kvapai, tai dalinai yra, nu tai va, tai jie tobulino šitą, manau, kad ofisuose tikrai, ypač didesniuose ofisuose, tokios kapsulės galėtų atsirasti ir žmogus nuėjęs 20 minučių per pietų pertrauką galėtų restartuoti ir atsistatyti. Tai man šitas labai patiko ir nugalėjo tai gyvūnėlių, reiškia gadžetas, kaip mes turim tą laikrodį, ten kažką žiedą, va, kaip aš turiu. Ir sekam savo parodymus, tai tokį patį gadžetą sukurti šuniukui arba kačiukui, kad, žodžiu, duotų signalus, kaip tavo augintinio yra fizinė, moralinė ir visa kita būsena. Tai irgi labai fainas gadžetas, nežinau, ar yra manoma padaryti. Aišku, daug medicinių buvo apie tyrimus. Dar kas užsifiksavo, kas labai patiko, tai apie rankenų dezinfekavimą. Ten žmonės sugalvojo startuolį. Žodžiu, nes dauguma ligų, net ir covidas, persiduoda per durų rankenas, kurias mes visi nuolatos judinam, tai jie sugalvojo startuolį, kaip tas durų rankenas dezinfekuoti automatiškai. Žodžiu. Nu, tai vat, tokių buvo, įdomu buvo, kad į top 3 išėjo investicijos Kipre, tai labai panašu kaip pas mus Profitus, vat Viktorijos platforma, ar ne, kur tenai sutraukė investicijas, tai vat jie panašią platformą pičino Kipre. Ir labai panašus buvo iš Gruzijos komandos, irgi labai panašus buvo pičas, kad reiškia Gruzijoje 30% neduoda metinių, irgi investicija, kad tu gali po 1000 investuoti, žodžiu, nereikia tau 100 000 turėti, kad nekilnojamą turtą nusipirktum, nereikia administruoti tau nekilnojamą turto, o tiesiogiai gali investuoti į UABą, kuris turi turto, tai reiškia, tu perki akcijas, jas, nu, žodžiu, įdomus toks startuolis buvo, tai kokių buvo neįdomių? Buvo neįdomių vos ne į kosmosą skrydis ir ten tas, kas mums visiškai neaktualu, juokingų irgi nebuvo, nes praeitais metais sakė, kad čempionate buvo sugalvotas ausų kištukai nuo papūgos. Nu, ta prasme, tai galima šitą čempionatą laimėti kaip juokais galima laimėti, arba galima laimėti vėlgi labai normalią standartinę istoriją. Tai, sakyčiau, man labai patiko tikrai su gyvūnu ir manau, kad čia tikrai galėtų būti, bet ar tai yra įmanoma padaryti, ar gyvūnas turi tokią vietą, kaip mes, ar ten galima uždėti jam ant antkaklio ir sekti, nežinau. Ir paskutinis, tai buvo va, tos verslo idėjos, jau pats pičas, tai yra kiekvienas turėjo po 3 minutės ant scenos, tai iš tikrųjų žmonės labai gražiai pasirodė, buvo net spektakliukas, o pavyzdžiui dar viena idėja buvo, reiškia kažkaip kaip Kilo Healthas pas mus startavo, jeigu prisimena, tai tenai yra treneris, mitybos planai, nu ir žodžiu ir visa kita, tai jie irgi kūrė platformą, kur galėtų registruotis treneriai, kur galėtų būti masažuotojai, kur galėtų būti ten maisto planų sudarytojai, nu žodžiu tokia platforma, tai jie viską ant scenos, ten atėjo bokso treneris, nes pas juos buvo ten komandoje, atėjo masažuotoja, darė galvos masažą, atėjo jogos, moteris vaidino jogos specialistę tenai, žodžiu, tai nu, viską imitavo tas užsiėmimų, žinai, treniruotis, tai irgi labai paliko įspūdį ir aišku, kad jie daug balų gavo už tą pičą, nes 3 minutės nėra daug. O čia dar tu pasitelki ne tik tai žodžius, ne tik tai ką pasakoji, o dar ir pasitelki vizualą, nes tu matai tuos žmonės užsiiminėjančius ten tuo visų sportu. Tai žodžiu, irgi už tai buvo balai.
Ir tada paskutinis, ką labai daug gavo balo visi, tai visos komandos turėjo 5 virtualius, kaip čia, milijonus ar 5 balus, kur privalėjo būtinai investuoti į 3 komandas. Ta prasme, nesvarbu kokia proporcija, ta prasme, bet privalėjo, ta prasme, 3, 1, 1 ar 4, 4 negalėjo, tai 2 ir 1, nu žodžiu, bet jie 5 balus privalėjo investuoti į 3 labiausiai patikusias komandas, labiausiai ne formatu, bet labiausiai atsiperkamumas. O mes komisija, mes turėjom irgi tam tikrą lentelę, mes nebuvo tai, kad čia tas man patinka ar tas nepatinka, mes turėjom kiekvienas atsakyti į balą. Tai yra, ar teisingai paskaičiuotas atsiperkamumas, ar teisingai nustatyta rinka, ar produktas įmanoma jį pagaminti, ar užsimenė kažkokiais duomenim remintis, komanda, kas pristatinės, nu žodžiu, kaip tikram versle. Tai tokios labai pamokos buvo jos iš tikrųjų labai naudingos ir, žinai, kai žaisdami mes, mokomės. Tai žaisdami verslą mes tikrai labai daug išmokstam ir visą laiką siūlau tam tikrą dalim gyvenime žaidimo pas mus tikrai turi būti ir turi būti jo daugiau. Tai daugiau tokių verslo čempionatų, tikiuosi užkabinau, jeigu jums įdomi Lenkijos, Vokietijos, Pabaltijos rinka, mokat rusų kalbą, nors sakė, kad nuo šiol jie darys jau atskirus susirinkimus Lenkam ten, Vokiečiam, Lietuviam tikriausiai, bet jeigu mokat rusų kalbą, nes čia privalai, nes dėl didelio kiekio ukrainiečių, dėl baltarusų, dalies iš Rusijos įmonių relokavusių, jūs privalot, kad komunikacinė kalba dabar Bizone, tarp to 180 narių dalyvių yra vis tik rusų. Ir matosi, kad didelės tos bendruomenės, ypač Lenkijoje, tai žiūrėkit, šį kartą buvo susirinkę 400 žmonių. 26 komandos, tai buvo 400 žmonių. Tai viskas rusų kalba. Ir ten tokių net susirinkom mergina iš Ukrainos, priėjo prie manęs, kaip sakau, ant scenos būni kaip lyderis, kaip autoritetas. Ir priėjo mergina ir ačiū, aš pasijaučiau kaip namie, ačiū, kad jūs čia, žodžiu, organizuojat, sakau, aš tik tai kviestinis svečias kaip ir jūs, sakau, teisėjaut, o organizatoriai Svetlana ir Igoris, žodžiu, Žižičiai iš Baltarusijos prieš 15 metų relokavėsi į Varšuvą žmonės, tai tikrai Bizono klubą rekomenduoju. Jeigu norit vystytis ir surasti partnerių rinkos ir mokat rusų kalbą, čia yra būtina, nes kitaip šiuo metu neišvažiuosit. Ateityje tikiu, kad už kokių 2-3 metų jau bus galima vystytis ir kaip čia su Lenkais Lenkijoje, nes Lenkų ten dalis tikrai dabar yra 10%, man atrodo, iš viso to kiekio. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, šitas vlogas buvo naudingas ir įdomus kaip ir man pačiam, nes savaitgalį aš užskaitau. Tokių renginių norėčiau daugiau, norėčiau juose dalyvauti, nes tikrai daug energijos, daug idėjų, daug pozityvo aš iš ten parsivečiau. Ačiū labai, iki kito karto.